Sveiki visi susirinkę naują video vlogą, tai sveikinuosi aš su jumis Andželika ir šiandien noriu nufilmuoti make-upo videką. Tai labai noriu išbandyti savo naują paletę, bet dar nežinau, ką darysiu ir kaip dažysiuos. Tai žodžiu, mano šitame 14 iPhone telefone yra štai ši nuostabi funkcija, kur viskas sufokusuoja į mane ir background'e tiesiog yra viskas užbūrinta, tai man labai patinka. Tai labai norėjau pabandyti per telefoną filmuoti, nes vis tiek makiažą filmuoti, manau, per telefoną yra geresnė kokybė nei per kamerą ir šiaip būtų sunku čia pasistatyti. Bet žodžiu, neužsiplirpiam. Aš jau į savo senąjį telefoną siunčiuosi Pinterestą, kur ieškosiu idėjų ir SoundCloudą, kad muziką galėčiau klausytis, nes šitame filmuosiu. Tai žodžiu, keliauju ieškotis ir rodau jums variantą, kokį aš išsirinksiu. Tai žodžiu, po ilgų ieškojimų galvojau, kad noriu kažko mėlyno. Tai žodžiu, išsirinkau štai tokį makiažą, bet žodžiu, aš dar jums čia įkelsiu. Tai kažką bandysim. Truputėlį pasikeis tai, jog aš neturiu mėlynų blakstienų. Tai bandysiu užsiklijuoti savo senas juodas iš anksčiau. Tai žodžiu, nežinau, nes kadangi dabar mano yra mėlyni nagai, galbūt norėsiu pasidaryti kokių tai fotkyčių, tai bandysiu kažką, bet baisiausias man dalykas tai yra pasiruošti veidą, nes aš šiaip tiesiog nesidažau niekada veido. Tai darysiu mamos paieškoti pudros, nes aš jos neturiu, aš turiu tik concealerį. Šiandien naudosiu tai savo šitą paletę, kurią jau rodžiau ir su kuria vyks visas darbas, tai yra štai šita palečiukė. Jūs jau matėte, tai aš noriu padaryti grinai atskirą video su štai šitomis priemonės. Žodžiu, bandysime kažką, nežinau, kažką noriu, ieškau kažką rožinio, bet galvoju gal reikia kažką kitko. Nepažadu, kad puikiai gausis, aš tiesiog pati bandysiu išlipti savo komforto zonos, nes jau žiauriai senai dažiausi ir noriu pabandyti. Žiauriai keisti iš tikrųjų save tokią matyt, bet čia tik tais dėl makiažo video aš niekur taip neičiau, nes aš nekenčiu pudros ir aš atsiprašau, jeigu aš netaip dažausi, nes aš, o dieve, nepamenu, kad apšė dažiausi su ta pudra. Tiesiog. Aš esu nepripratusi prie šito dalyko. Tai mano realiai jaučiu po, nežinau kiek laiko, pirmas toks makiažas, kad dažyčiau tipo su visą pudrą. Aš net nežinau, kur ką dėti iš tikrųjų, bet žodžiu, užteks man. Pradėsim ir bandysime akis. Žodžiu, tai tokia va mamos pudra. O dieve, kaip keista. Nepanaši aš iš viso į save realiai. Na ką, bandysime daryti su mėlyna spalva.
Tai tikriausiai pasirinksiu štai šitą. Dieve. Truputėlį su šitą palečiukę nelabai išeina piešti, tai aš tiesiog panaudosiu savo mėlyną lainerį ir daugiau su ta palečiuke prasisklaidysiu, viską bandysiu piešti kaip ir apačioje ir panašiai. Okay, I'm back. Ta prasme, nefilmavau ilgos dalies, nes kol nusipiešiau tą lainerį, man kaip tyčia, žinokit, ta prasme, šiandien kažkaip neišeina. Ar čia dėl tos pudros ar ką, bet kai visą laiką, kai reikia filmuoti, kažkoks šūdas gaunasi. Žodžiu, toliau bandysiu po apačią. Dar tą reikia nusipiešti. O dieve, išsirinkau šiaip realiai žiauriai sunku makiažą. Ir dar plius jaučiu, man taip nelimpa dėl tos pudros, nežinau, nebent gal ta pudra nėra tokia gera, arba tiesiog. Bet žinokit, aš niekada taip neįčiau miestą. Ta prasme, taip pudros prisitepus, nes nežinau, kaip kitos merginos gali vaikščiot. Bet man tai nepatinka. Nebent kokį BB kremą, bet ir tai, kai naudojau, tai nenaudodavau jo labai, labai dažnai. Nu ką, bandom. I'm scared. Ir ta paletė, nežinau. Nežinau, tada gal jinai yra normaliai pritaikyta šešėliams, nes ji nėra tokia akrilinė, nes tu net patepi su vandeniu ir jinai nesipešia. Nežinau, nebent turėtum labai daug jos naudoti. Gerai, tai dabar man prireiks, jaučiu. To paties. I'm scared.
nežinau, bet I don't like it. Bet nežinau, tiesiog labai sunku dirbti iš tikrųjų yra su šita palete. Net nežinau iš vis. Sakau, nebent jinai labiau iš tikrųjų yra kaip šešėlinė paletė, o ne tokia piešimui gal. Nes aš šiaip labiau įsivaizdavau, kad ten piešimui. Bet nieko, bandykime toliau. Tai daugiau čia kaip ir nieko nebėra, žodžiu. Tai biški ne taip gavos. Reikėjo man pirmo blizgučių susidėti, tada eyelinerį ir visą kitą. Bandysiu klyjuotis blakstienas. Nu ką, žinau, biškį pataisiau. Aišku, blakstieną susidėsiu, gal vėl kitaip atrodys. Pasidažysiu viską, būtų buvę geriau, jei būčiau turėjus mėlynas blakstienas. Bet jau mano beveik mėlyna ir pasidažė. Kažkaip pavyko prisiklijuoti. Belia kaip senai klijavaus. Ir jos yra žiauriai ilgos, man viską kutena. Per kančias į žvaigždės iš tikrųjų. Nu, su tom blakstienom visai kitaip iš tikrųjų atrodo. Visai kitaip. Ir tas make-upas nebeatrodo toks blogas. Žiauriai čia man sunkiai gavosi. Bet kažkaip kažkas pavyko. Jo, kas dar antakėlį. Iš labai arti ir matytųsi tiesiog priklijuotus blakstienos, bet iš toliau tai nelabai. Tai žodžiu, nežinau, ar dar nufilmuosiu, kaip apsirengsiu, jog kaip atrodysiu. Ar dar kaip nors, be žodžių. Galite pakomentuoti šitą make-upą. Vis tiek, rezultatas tom blakstienomis gavosi visai neblogai. Prie mano nagų. Tai jo, tai vis tiek tikriausiai kelsiu šitą video, jeigu pamatysite, tai nusprendžiau kelti. Bet šiaip tai tikrai buvo labai nepavykęs ir nežinau. Šita palečiukė, nežinau, kam jinai yra iš tikrųjų. Ar jin labiau tokia šešėliuota šešėliams, nes piešimui tai jinai tikrai nelabai, bet žodžiu, nežinau, gal ateityje dar išbandysime ką nors, bet dabar tai nesu labai jau ten patenkinta jam. Tai nežinau, gal tiesiog aš nemoku dažytis, gal tiesiog, šiandien mano diena gal tiesiog neišėjo. Bet galutinis rezultatas atrodo visai neblogai, bent jau man. Nu, nežinau. Nu, šiaip neblogas. Su tokiu makiažu tikrai eičiau kažkur. Tai va, žodžiu, norėjau išbandyti ir išbandžiau. Tai susitinkame truputėlį vėliau, kai jau turėsiu visą savo įvaizdį. Na, tai sveiki grįžę, žodžiu, pasidariau tokią mini įvaizdį, apsimau suknelę ir vat susipyniau štai tokį įvaizdį. Tai vat,
Nežinau. Pakomentuokite, ar jums patinka, nes man visas procesas nelabai patiko, nes gal kad nieko nesigaus, bet galutinis rezultatas, tai I love it. Eisiu dabar fotkintis, fotkyčių. Tinka prie mano nagų žiauriai. Nu, žodžiu, patenkinta likau galutiniu rezultatu, tai tikiuosi jums irgi patiko. Jeigu jums patiko, tai nepamirškite paspausti patinka ir būtinai pasubscribinti mano kanalą. Ačiū, kad taip sparčiai augate, ačiū, kad esate su manimi. Nepamirškite manęs pasiekti Instagram'e, kur prikėlusi dabar pilna naujų fotkyčių, bei TikTok'e. Ir lauksiu jūsų kitame mano video. Čiau! Mua!